Turėjom realiai jau dabar 2 labai sunkias dienos. Vakar buvom tie, kuriem nepasisekė ir turėjom plaukti prie mirštančio vėjo. Šiandien truputėlį nepasisekė ir turėjom būti tie, kurie plaukia prie tik atsirandančio vėjo. Tai iš principo sąlygos tiek vakar, tiek šiandien buvo šiek tiek panašios. Vietom vėjo buvo, vietom nebuvo ir labai sukinėjosi. Tai turėjom tokį sudėtingą buriavimą, švelniai tariant. Kai toks silpnas vėjas, tai Lietuvos buriuotojams šiaip turėtų būti puikiai pažįstamos sąlygos, kai atrodo laivai viens šalia kito, bet plaukia visiškai skirtingais tiek kursais, tiek greičiais. Tai patyrėm tiek vakar, tiek šiandien šitą. Ir kaip angliškai vadina, connect the dots. Toks tiek vakar, tiek šiandien turėjo būti žaidimas, kada tu visą laiką stengiasi plaukti škvale. Net ne visada galbūt svarbu, kaip tu plauki kampų atžvilgių, bet svarbu, kad visą laiką turėtum vėjo. Planą turėjom panašų, norėjom laikytis dešinės pusės, tai tiek vakar, tiek šiandien nelabai tas planas suveikė. Tai toliau žiūrėsim, jeigu sąlygos grįš ir pasidarys vėl stabilesnės, tai galbūt grįšim prie to pačio plano, jeigu bus vėl nebeaišku, galbūt planą keisim. Pasikėlėm pavėjinę burę ir pamatėme, kad nuleidimo virvė yra užsipainiojusi ir ta virvė, kuri einanti į genakerio vidurį, kurios pagavo, mes paskui jį susirbėm į laivo vidų. Tos sistemos blokas buvo pagavęs virvę ir jisai visas, kaip sakant, visa sistema užsiblokavo ir būriai tiesiog neleido tą nuleidimo virvę įsipūsti. Dėl to greitai reikėjo pavėjinę burę šiek tiek nuleisti, greitai atpainiojom tą sistemą ir pavėjinę burę iš naujo vėl pakilo į viršų. Galbūt šiek tiek praradom, kadangi ženklą ėmėm su šiokį tokį vėjo pastiprėjimu, kol susitvarkėm tą iškilusią problemą, vėjas pasilpnėjo. Tai dėl to šveicarai šiek tiek pabėgo nuo mūsų. Paskutiniai atkarpai planas nebuvo vabank, bet buvo planas kažką keisti. Tai kadangi matėm, kad konkurentai paėmė ženklą plaukę tiesiai, tai pasidarėm vadinamą jibe setą, iš karto susihalzavom. Toks sprendimas buvo dėl to, kad ir prie ženklą atplaukiant jau buvo vėjas pasisukęs į dešinę ir truputį pūtė daugiau negu prieš tai visą plaukimą. Tai kaip ir atrodė logiška, kad susihalzuosim ir su to vėju, kuris buvo prie pirmo ženklo, bandysim kuo toliau nuo konkurentų pasitraukti. Tai iš dalies suveikė, iš dalies tie konkurentai irgi gale Fordako jau gavo tą patį vėją. Tai va, tai planas pavyko, kaip sakai, pritrūko truputėlį sėkmės, kad tas planas truputėlį geriau ir ilgiau suveiktų. Tai aš manau, kad tiesiog kartais tokiom sąlygom tiesiog nusisuka fortūna ir nieko čia nepadarysi. Tai reikia tikėtis vėjo ir tada pasitaisys ir tą emociją.